Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Garbę Lietuvos atminsim, praeitis jos taip garsi, ją audroj pavojui ginsim, stosim jos vardan visi. Te išvysim vėl didybę kitados garsios kilmės, kilus per sūnų galybę iš milžinkapių gelmės. Pune. Ant Punios piliakalnio stovėjo kunigaikščio Margirio pilis vadinta Pilėnais. 1336 metais čia vyko garsusis Pilėnų mūšis. Pilies gynėjai nutarė verčiau žūti liepsnose, nei pasiduoti kryžiuočiams į nelaisvę. Pirmą kartą Pune minima 1382 metais Vygando Marburgiečio kronikoje. 15 amžiaus pradžioje pilis atstatyta, kurioje žiemą daug laiko praleisdavo Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. 1425 metais pastatyta Punios bažnyčia, 503 metais karalius Aleksandras suteikė Magdeburgo teises. 16 amžiaus viduryje Punios pilis vėl sudegė. Lietuvė, pabučiuok po kojų krauju permirkusią čia žemę, pagerb kapus tėvų didvyrių, iš kur vaikai stiprybę semia. Tai čia baisi atmintina, įvyko kova kruvina, kokios pasaulis nėra matęs. Net kraujo troškulių besočius, plieno apkaustytus kryžiuočius, jos vaizdas šiurpulių sukratęs, tai kapas Margio milžinų. Nors amžių 6 sukako, tačiau tik sauja pelenų, betgi daugiau už gyvus sako. Ant aukšto aukuro kalvos, už garbę laisvę Lietuvos, kaip jos auka galvas padėję, ilsėkit kaulai pranokėjų, pastogiai mėlyno dangaus, sargybai Nemuno ramaus, viena praudojami tik vėjo, ilsėkit brangus pelenai, garbingai žuvę už tėvynę ir sau nevystantį nupynę, vainiką Margio milžinai. Maironis.